mes sužinojom, kad Izraelio užsienio reikalų ministras atvaro ne vien į Lietuvą, bet taip pat ir į Panerių memorialą, kur buvo išžudyti 100 000 žmonių, tarp jų ir 70 000 žydų. Tai mes po protesto prie užsienio reikalų ministerijos supratom, kad šiaip mane pakvietė, aš nebuvau organizatorius šito dalyko ir labai džiaugiuosi, kad man pasakė tokią idėją. Mes supratom, pagalvojom, kad reikia kažką padaryti, reikia nueiti ten ir pasakyti, kad užsienio reikalų ministro, kuris dirba Izraelyje, buvimas Panerių memoriale yra visiškai veidmainiškas. Ir kaip jis gali, mūsų nuomonė yra ta, kad jis negali pagerbti, rodyti pagarbos 70 000, tasme, žiauriai nužudytų žmonių, kai jo vyriausybė užsiema, ta prasme, tokio pačio nedidesnio masto naikinimų Gazoje. Ir jis tai vyriausybei tarnauja. Izraelio užsienio reikalų ministro jau nebebuvo, kai mes atėjom, jau buvo tuščia. Ir mes tokie, fuck, praleidom. Bet mums atrodė svarbu paminėti jau atvykus į tą vietą tai, kas yra savaime suprantama, tas visas žmonių mirtis. Ir palikti žinutę, kad niekada daugiau reiškia niekada daugiau visiems. Ir tai turėjo, iš esmės, tikslas buvo sulaukti dėmesio, parodyti tą kontrastą tarp mūsų paminėjimo ir Izraelio užsienio reikalų ministro paminėjimo. Ir gal žmonės įsivaizduoja, aš žinau, kad įsivaizduoja žmonės, kad mes ten atėjom, tai kažką ten gal išsparinam, tipo gal kažką sunaikinam ar, nežinau, spjaudėm ant kažkokių memorialų, kurie ten yra daug skirtingų tokių zonų. Bet nes kai aš skaitau Facebook'e, ką jie rašo, tai atrodo, kad tipo, jie sako, kad mes maždaug taip elgiamės. Bet ta tokia fantazija, tai yra labiausiai toli nuo tiesos, kaip gali būti. Mes tiesiog atėjom ir jautėm visą reikšmę pačio memorialo, pačios tos vietos, kai, žinai, kai kas sako, kad tai yra šventa vieta, bet kaip, žinai, kaip vieta gali būti šventa, kai ten žudyti 100 000 žmonių, tai visiškai nėra arti šventumo. Memorialas pats, jis parodo šventumą gal prisiminim atmintyje, kad to nekartoti. Ir mes tiesiog atsisėdom ratu prie memorialo, ten padėjom plakatus pirmą, po to atsisėdom ir skaitėm tokį labai įdomų tekstą apie veidmainiškumą, apie kurį aš kalbėjau. Tai ir apie atminties svarbą. Ir tai buvo tiesiog toks vos ne ritualas tiesiog. Nes tai nieko kito negalėjo būti. Aš esu, aš vis tiek esu pusiau žydas, krauju. Ir mane visą gyvenimą vos nemokė, kas yra antisemitizmas, kas yra holokaustas. Kai milijonai žmonių gali būti žudyti tiesiog be priežasties iš esmės. Tai, ką mes padarėm, buvo paminėjimas. Sakyti, kad tai yra protestas, tai yra būtent ta maža dalis
tas vienas plakatas, kuris sako sankcijas Izraeliui. Tai kažkas gali sakyti, kad tai ne vieta tokį plakatą palikti, bet tai buvo kontrastas tą pačią dieną atvykusiam Izraelio užsienio reikalų ministrui. Gal kažkam sunku įsivaizduoti, kad mes atėjom, mes visi nuėjom į memorialą ir padėjom plakatus ir atsisėdom ratu ir po to išėjom. Nu, dar patyrinėjom biški, patyrinėjom aplinkui žudynės zonas, ten visokios, ten yra kažkokia duobė, kur kažkaip tipo degino, kankino žydus ir patys žydai turėjo deginti savo tėčius, jeigu neklystu. Tai ir tada, jo, ir tai viskas, ką mes padarėm, iš esmės. Jo, dar nuėmėm tuos The State of Israel popieriukus nuo vainikų, nes tai mums atrodė įžeidimas būtent tiem mirusiems skirtingų šalių, skirtingų veiklų, išsilavinę žmonės, gal pusė mūsų buvo žydų kilmės. Nu, Šaršalas gražiai pasakius. Nu, tai jau, po to jau kilo skandalų. Gal ne pats didžiausias skandalas, tai po toks, nežinau, bet mūsų veiksmus vadino antisemitiškais, kad mes rodom nepagarbą, kad mes žaidžiam ir rodom nepagarbą tiems, kurie ten kažkada buvo žiauriai nužudyti. Ir ta prasme, iš esmės, tie tragiškai nužudyti žmonės, tarsi yra mirę, tarsi mes jiems pagarbos tai tikrai net tipo parodėm, bet jie nežino, tarsi, iš esmės net negalima nei pagerbti, nei nepagerbti, jie mirė. Ir tada jie kalba už tuos žmonės, už mirusius žmonės, kad mes rodom didžiulę nepagarbą. Neįmanoma pasakyti, kokia būtų jų nuomonė, bet man atrodo galima nuspėti, ne? Ir tarsi, jeigu aš spėčiau, tai tie žmonės, jeigu jie galėtų dabar kalbėti, tie 100 000 mirusių, tie nenorėtų, kad maždaug juos lankytų asmuo, kuris tarnauja valstybei, kuri pati naikina 10 000 kitų nekaltų žmonių. Tai aš taip spėju. Žinai, kontrargumentas gali būti paprastas, kad tie žmonės situaciją suprastų taip, kaip supranta, nu, sakykime, jūsų ten buvusių oponentai. Kad tai, kas vyksta Gazoje, yra tiesiog karas ir tiesiog kare būna tiesiog pašalinių aukų. Ir viskas. Ir tada jūsų veiksmas būtų jiems įžeidimas. Nes Izraelis yra saugumo garantas visiems pasaulio žydams. Tai iš esmės tai gali būti toks argumentas žmonių, kurie patys kaltina, kad ir mane fanaticizmų, kažkokių faktų atmetimų, bet šitas argumentas ir parodytų jų faktų atmetimą, faktų, kurie rodo, kad Izraelis 20 mėnesių vykdo invaziją karinę ir naikina žmonės, 90% infrastruktūros namų ten yra sunaikinta. Tai aišku, kad kažkas gali tai pasakyti, kad čia yra karas, bet tai tiesiog nebus, tai yra jau fantastinė realybė, kur tu jau nebe supranti, kas vyksta tikram gyvenime ir nenori to tikėti. Viena iš reakcijų buvo Lietuvos žydų bendruomenės, turiuomenį organizacijos oficialios. Ir ta reakcija buvo tokia, kad iš esmės, aišku, apkaltinimas antisemitizmu ir ten
buvo žodžiai taip sudėlioti, kad maždaug jūs esat labai netoli nuo teroristų, nes maždaug kalba eina apie jūs, apie tai, kad jūs ten, nepamenu dabar tiksliai, ar ten niekinat paminklą ar kažką tai. Ir tada kitas sakinys iš karto apie teroristus kalba ir sieja tai ir su Gaza, taip suprasti reikia. Tai visa ta nesąmonė, kad šitas mūsų minėjimas buvo daromas iš neapykantos ar antisemitizmo politikos. Ir yra nesąmonė, todėl kad Panerių memorialas yra kaip, tipas, aišku, masinių žudynių vietoje. Tai ir jis kalba iš savęs pats, kad tai, kas ten įvyko, negali įvykti daugiau niekada. Ar tai politika? Tarsi man pasakyk, ar tai politika, ar ne. Ir tada, nes man atrodo, kad tai yra gyvenimo pamoka. Tai yra toks dalykas, kuris yra visuotinis. Tai yra gyvenimo peržengta tokia linija žmonių. Žmonės sako, kad čia, žinai, protestas kapinėse, kad tai yra kapinės. Tai va, tai būtent, tai Izraelį palaikantiems žmonėms tai tapo politika, tai tapo protestu. Nes jie žino, nes jiems iš karto skauda, nes jie sako, blemba, jų tos vertybės nes yra skirtingos negu mūsų ir jiems skauda. Jie tai priima kaip politika. Aš tai nepriimu kaip politikos, aš tai priimu kaip ir net protesto, tai labiau buvo paminėjimas. Ta prasme, gal dėl to tokios pamokos, kur holokaustas, genocidai, tokios pamokos gal žmonės jų neišmoksta ir kartoja tas klaidas, nes jie leidžia būti manipuliuojamiems dėl politinių tikslų. Jie leidžia būti, pavyzdžiui, jie leidžia Izraelio valstybei ten manipuliuoti jais. Ir tie, kurie nemato žmonių kaip būtent palestiniečių kaip žmonių, kurie nemano, kad palestiniečiai yra žmonės, jie nepripažins, jie tiesiog sakys, kad ne, čia viskas gerai, tipo, čia yra teroristus, mes kovojame su teroristais. Tas, kuris kerpa vainikus šventoje vietoje, čia turint omeny turbūt tas juostelių nuėmimus, galbūt jis ir galvą vaikui nupjaus. Ta prasme. Tai yra labai stiprus, pirmiausia, emocinis atsakas ir taip pat gal tas nesugebėjimas pripažinti tiesiog realybės, kad taip Hamas padarė nusikaltimų ir visokių ir juos smerkti reikia, bet jeigu juos smerkti reikia, tai tada reikia smerkti logiškai ir Izraelio nusikaltimus, bet šitoje vietoje nutrūksta ta styga ir tas pastovus kalbėjimas apie terorizmą, apie kaip čia visi teroristai, ar tu smerki teroristus, tai nustoja būti apie, tai nebėra apie terorizmą, iš tikrųjų tai nebėra apie smerkimą terorizmo, tai pasidaro apie pateisinimą Izraelio veiksmų. Tai čia tas ir yra, kur tai dar vienas būdas pasakyti, kad kažkaip, nežinau ar save įtikinti, bet bent kitus įtikinti, kad čia visi maždaug, kad čia mes antisemitai ir dėl to reikia ginti Izraelį vos. Skaičiau argumentų, kad tai yra, mūsų tikslas yra, tipo, sunaikinti Izraelį. Kad ta prasme, čia
basically, čia yra nesąmonė, nes mes net apie tai nešnekam, iš esmės. Čia tas pats, kas klausti, tipo, kai kitas žmogus kalba apie Izraelio nusikaltimus, čia tas pats, kas klausti apie, ar Izraelis turi teisę egzistuoti. Tai maždaug, tai yra nuoširdžiai kvailas klausimas, nes nemanau, kad būtų protinga Vokietijos genocido metu, tai prasme, klausti, tai žinai, Vokietija turi teisę egzistuoti ar ne? Ne, tipo idėja, kad Vokietija turi sustabdyti savo genocidą. Tai Izraelis irgi turi sustabdyti savo genocidą. Ir klausimas, ar tai genocidas ar ne, nereikia net tarsi tai rimtas klausimas. Ir tai turi būti tarsi patvirtinta, ne šiaip tipo sugalvota genocidas, žinai, ar panašiai. Ir manau, pilną tų patvirtinimų galim gauti iš būtent Izraelio vyriausybėje esančių žmonių, kurie, literaliai pasako, vat mes nebebijom žodžio okupacija, tada kalba Netanyahu naudoja religinius ten tekstus, kad sumenkintų palestiniečius, kalba apie juos kaip ten žmonės gyvulius, kaip atimsim visą elektrą ir vandenį ir panašiai, blokuoja maistą, 90% infrastruktūros sunaikinta. Tai taip, tada tai yra genocidas ir gal jis, ta prasme, jis dar netiek daug tipo žmonių mirė kaip ten Antro pasaulinio karo metu, bet kiek dar reikia laukti, ta prasme, kol tipo jau sakysi, jo, čia jau tipo blogai, tai turi gal 2 milijonai mirt. Ne. Reikia matyti, reikia mąstyti, taip sakant, žinai, aš pats pastoviai abejoju, ta prasme, kiekvieną kartą žiūriu bet kurį šaltinį, pastoviai abejoju, kiek čia yra realybė, kiek čia ne, bet tu turi, žinai, aš bent atpažįstu, kas yra dirbtinis intelektas, kas ne. Dažniausiai reikia turėti kritinį mąstymą, čia svarbiausia. Gal kartais man neišeina to išreikšti labai gerai iš karto, žinai, on the spot, bet aš dėl to ir varau į tokius, dėl to ir varau į panerius, parodyti to, žinai, neteisingumo. Dėl to ir dabar norėsiu daugiau nuvaryti protestus, nes man atrodo, kad aš ten gal 14 mėnesių aš tipo niekur nevariau, nes aš, tipo man, aš būčiau tikrai norėjęs dabar ten nuvaryti, bet aš buvau ir emociškai ir aš, man atrodo, kad aš nieko tipo nesuprantu, kas čia vyksta, bet kai gauni, tipo, aš tai tikrai buvau per daug, žinai, ignorant, kokius 10 mėnesių, po to aš pradėjau pastoviai postinti istoriją Instagramo, kas vyksta Gazoje. Kuo labiau pradėjau suprast, kas ten, kokia iš tikrųjų yra istorija ir realybė ten, tai tuo labiau aš tiesiog supratau, kaip kokiam iliuzijų pasaulyje kai kurie žmonės gyvena. Nes mano šeima visą gyvenimą mane mokė, kas yra holokaustas, kas yra genocidas ir kaip tai blogai, tai kaip tada galima manęs tikėtis palaikyti Izraelio veiksmus, ta prasme. Ir tai parodo, koks yra ignoravimas, gali būti labai didelis įprotis, ignorantiškumas. Kad jeigu tu jau pranti biški, žinai, tipo, čia kiti daro savo dalykus, aš gyvenu savo gyvenimą, tipo, aš neutral ir panašiai, kaip kai kurie žmonės galvoja, tai gali tapti įpročiu ir tada, nors tave veikia labai stipriai tie dalykai užsienyje, tu to nematai tik
bet jauti, bet to nežinai. Su kokiu naratyvu apie Izraelį tu užaugai ir kaip jisai keitėsi ar nesikeitė, nežinau. Jis buvo labai, gal nustebins, bet jis buvo labai neutralus. Ir objektyvus. Nes mes buvom pastoviai, nors pamelavau. Jis buvo neobjektyvus. Dabar, kai galvoju. Nes mus pastoviai mokė tiesą, mums nesakė kažkokių, mums nemelavo, kad vyko holokaustas, mums nemelavo, pasakojo, kad vyko holokaustas, ten ir tie panašus dalykai žiaurūs, bet mums nesakė, kas vyko prieš tai, kas vyko 1948 metais, kokia buvo žmonių reakcija į tai. Tos atrodo, lyg nieko prieš tai nebuvo, lyg Izraelis tiesiog tokia graži valstybė visada ten buvo ir toks jausmas, nes apie tai tiesiog nekalbėjo. Nors mes mokėmės objektyvę, manau, kad tai buvo objektyvi žydų tautos istorija, kuri jau kalbėjo apie prieš 1000 metų ir panašiai, kas buvo labai gražu ir labai naudinga. Tai yra vienas dalykas, kad jeigu buvo kažko, žinai, labai indoktrinuojančio, tai gal man pasisekė, nes aš nelabai tiesiog klausiau. Tai va. Niekada nesu išgirdęs žodžio okupacija. Apie tai yra kaip tokia nerašyta gal taisyklė, kad tiesiog viskas gerai, ta prasme nieko čia nebuvo ir kartais būna, kad žmonės tiesiog tyli, nors kaip ir žino iš tikrųjų, kad kažkas tokio neigiamo įvyko, bet tiesiog tyli vos ne iš įpročio. Nors kažkaip gal atrodo, gal ir vertėtų pasakyti, bet kažkaip tiesiog pokalbis eina ir tiesiog nesisako. Tai kodėl jidiš kalbą pasirinkote užrašyti? Kodėl anglų, kodėl arabų, man atrodo, daugiau mažiau aišku, bet dėl jidiš yra klausimas, nes jeigu tai būtų adresuota Sarui, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministrui Izraelio, tai galbūt hebrajų kalba būtų tinkamesnė. Taip, tai iš esmės tai yra tų aukų per žudynės tokia kalba. Man atrodo, tai buvo iš esmės toks pagerbimas net tos kalbos, priminimas, kad tai vyko ir tiem žmonėm maždaug tai ir tai neturėtų vykti ir ten kitiem. Tai ar mes neleidžiam jiem ilsėtis, ar Izraelio valstybė, kuri naudojasi holokaustu ir mirusiais žmonėm, kad darytų holokaustą. Tai aš nežinau, kas yra labiau nepagarbu, ta prasme. Tas simbolika yra svarbu, bet čia jau toks pritempimas, ta prasme, jie įtraukti tik tam, kad būtų kaip ženklas, kad tai negali kartotis. Tai tokia simbolika. Jūs parašėte aukų kalbą, turint omeny ir arabų kalbą, ir jidiš kalbą, parašėte aukų kalbą, kaip kad jie tai sakytų, ar ne? Taip. Never again, niekada daugiau. For anyone. No. Kodėl tu nusprendėjai viešai parašyti, galima sakyti, jau kadangi čia yra kaltinimai, tai prisipažinti, kad tu buvai tarp tų žmonių, kurie tenai buvo? Tai tas prisipažinimas atrodo, lyg aš būčiau padaręs kažkokį tai nusikaltimą, vėlgi. Dabar visi tipo už ekrano, kas žiūri, rėkia taip, tu nusikaltėlis, tai va. Bet, ne visi, bet tie, kurie gal pažiūrės labai tokie super ultra zionist žmonės. Aš mačiau tai kaip svarbų paminėjimą, tai kaip svarbę žinutę ir visiškai man nebuvo gėda, nes tame nėra jokios gėdos pasakyti, kad tu esi žmogaus teisės ir kad tu palieki žinutę apie tas žmogaus teisės, žinai, tai susilaukia dėmesio, tai
tokia maždaug ir buvo idėja, kad sulauk dėmesio, kad žmonės kalbėtų apie tą problemą, kuri vyksta Gazoje. Pavadino mūsų tą pabuvimą ten cinišku ir moraliai ten sulūžusių, tai pasakiau, kad tai yra projekcija, nes tai dažnai ir būna, žmonės projektuoja, nors patys palaiko kažką moraliai sulūžusio. Tai ar sunku dabar? Kalbėti? Kalbėti ir sulaukti tos kritikos ir ar sulaukiai palaikymo? Tai tos kritikos sulaukimas mane tik energizuoja, nes aš žinau, kad dar reikia kažką daryti, kad arba keisti žmonių nuomonę, arba pastoviai parodyti tą neteisybę.